Sveiki gerbėmėjai prisijungę prie tarptautinės internetinės parduotuvės Global Intergold prezentacijos. Šioje prezentacijoje mes išanalizuosime, kaip veikia GoldSet programa mūsų internetinėje parduotuvėje. Dėl dalyvavimo marketinginėje programoje yra 4 užsakymų tipai. 2 pagrindiniai, tai užsakymų lentelė standart su avansu 540 eurų ir Goldline su avansu 1050 eurų. Taip pat yra 2 paruošiamosios programos, tai lentelė start su avansu 150 eurų ir lentelė Goldline su avansu 375 eurų. Šioje prezentacijoje mes išanalizuosim, kaip dirba programa Start su 150 eurų avansu ir kaip galima uždirbti pirmąjį savo auksą. Noriu pasakyti tai, kad Start lentelė tai yra paruošiamoji užsakymų lentelė klientams, kurie neturi galimybės dalyvauti standart programoje. Ir ji padaryta dėl to, kad klientas apdovanojimo pagalba pereitų į lentelę standart. Pažiūrėkime, kaip tai veikia. Pavyzdžiui, jūs po registracijos pasirinkote šį užsakymo tipą ir iš karto po registracijos kompanija išrašo jums sąskaitą faktūrą aukso pirkimui už 7000 eurų. Taip atrodo užsakymų lentelė su avansu 150 eurų ir apdovanojimu, kurį jūs gaunate, tai 1040 eurų. Ir dabar išanalizuosime, kaip veikia lentelė ir kaip jūs galite uždirbti jau pirmąjį savo auksą. Kiekvienas naujas klientas pradeda savo dalyvavimą pirmame lygyje. Kiti 3 lygiai visada yra užimti klientais, kurie jau dalyvauja marketingo programoje ir uždirba savo auksą. Diana dalyvauja marketinginėje programoje jau mėnuo ir ji yra iš Mongolijos. Josifas iš Amerikos. Jis jau 3 metai dalyvauja marketinginėje programoje ir uždirba savo auksą. Peteris iš Prancūzijos. Jau 3 metai šioje kompanijoje uždirba auksą. Laura iš Italijos. Jau metai laiko ji dalyvauja marketinginėje programoje ir uždirba savo auksą. Grigorijus iš Moldavijos. Taip pat dalyvauja marketinginėje programoje ir uždirba savo auksą. Ką aš noriu to pasakyti? Kad šie žmonės gali būti tarpusavį nepažįstami, tačiau jie yra vienoje užsakymų lentelėje ir jų tikslas, kuo greičiau užpildyti pirmąjį lentelės lygį, taip uždarant savo lenteles ir gauti savo pirmąjį atlygį. Šiuo atveju savo atlygį gauna klientas vardu Diana, kuri yra 4 lentelės lygyje. Dabar kaip tik pažiūrėsime, kaip veikia marketinginė programa. Tarkim, Grigorijus yra tas žmogus, kuris jūs pakvietė į vieną iš mūsų prezentacijų arba tiesiog davė jums pažiūrėti šį video. Taip pat Josifas pakalbėjo su savo draugu, kuriam patiko marketinginė programa ir jis taip pat nusprendė pradėti savo dalyvavimą šioje programoje. Josifo draugas padarė avansinį užsakymų mokėjimą ir iš karto, kai pinigai pasiekė kompaniją Frenko sąskaitoje, kompanija iš karto patvirtino Frenko užsakymą ir jį iš karto patalpino užsakymų lentelėje tuščioje vietoje iš kairės į dešinę. Po to, kai jūs sumokate avansą, o jūsų pinigai pasiekia kompanijos sąskaitą, iškart jūs pastatomas į sekančią vietą iš kairės į dešinę. Užsakymų lentelė pildosi dėka visų klientų ir visi klientai gali padėti uždaryti šią lentelę. Paprastas pavyzdys. Tarkim, Ketrin pakvietė naują klientą. Jūs darote pirmąją savo rekomendaciją. Laura pakviečia naują klientą. Jūs darote antrąją savo rekomendaciją. O dabar truputėlį sustokime ir noriu paaiškinti labai svarbų momentą. Pagal kontrakto sąlygas, kurį mes pasirašome su kompanija, tam, kad gauti atlygį, reikia pakviesti 2 naujus klientus. Šiuo atveju mes matome, kad jūs jau pakvietėte 2 klientus ir turite teisę į savo apdovanojimą. Kada jūs gausite apdovanojimą? Kai tik jūsų užsakymas iš pirmojo lygio pereis visus lygius ir pasieks 4, kaip šiuo atveju yra Diana, ir kai tik užsipildys viršai esančios 8 vietos, jums kompanija užskaitys jūsų bonusus, už kurios jums bus nupirktas auksas. Dabar pažiūrėkime, kaip Diana gaus savo apdovanojimą. Peteris šiuo atveju yra labai aktyvus klientas, jis iš karto pasikvietė 2 naujus klientus ir kaip mes matome, užsakymų lentelė užsipildė. Šiuo atveju lentelė skyla pusiau, Diana išeina iš šitos lentelės ir pirmoje ir antroje lentelėje sukuriamos naujos 8 vietos ir mes matome, kad Diana iš kompanijos gauna savo apdovanojimą, kuris yra 1040 eurų, minus 7%, kurie pereina į lyderių programą, o Dianai lieka jos apdovanojimas 967 eurai. Kaip jau anksčiau ir sakiau, Start lentelę kompanija naudoja perėjimui į standart lentelę. Dabar pažiūrėkime, kaip tai veikia. Jūs pradedate savo užsakymą Start lentelėje, gaunate savo apdovanojimą, kurį sudaro 1040 eurų arba, kitaip tariant, 1040 vienetų bonusais. Minus 7%, kurie perina į lyderių programą, o jums lieka 967 eurai. Iš šitos sumos kompanija automatiškai nuskaito 540 eurų į standart lentelę.
lentelę. Na, o jums lieka 427 eurai, už kuriuos jūs galite nusipirkti iš kompanijos auksą. Šiame pavyzdyje mes iš karto matome, kaip tai daroma. Dalyvavimas standart programoje jums suteikia galimybę uždirbti aukso už 3,5 tūkstančio eurų. Pagal kontrakto sąlygas, dalyvaujant standart programoje, jūs pasirašote kontraktą aukso rinkinį už 7 tūkstančius eurų. O tai reiškia, kad reikia pereiti 2 ciklus. Iš pirmos lentelės jūs uždirbate aukso už 3,5 tūkstančio eurų, minus 7%, ir jums lieka aukso už 3255 eurus. O 500 eurų kompanija sumoka jūsų pereimui į kitą užsakymų lentelę. Jūs dalyvaujate antroje užsakymų lentelėje ir kai tik gaunate apdovanojimą antroje užsakymų lentelėje, kompanija jums vėl nuperka aukso už 3,5 tūkstančio eurų. Ir kaip jūs jau pastebėjote, šioje situacijoje jūs uždirbote aukso už 7427 eurus. Gavus savo apdovanojimą antroje užsakymų lentelėje, jūs turite galimybę automatiškai su kompanija pasirašyti antrą kontraktą. Aišku, jeigu jūs norite vėl pakartotinai uždirbti aukso už 7 tūkstančius eurų. Na, o dabar pažiūrėkime ir paanalizuokime, ką jūs galite padaryti su savo uždirbtu auksu. Pirmoji galimybė, kurią jūs turite, tai galite kompanijos paprašyti, kad jums būtų atsiųstas auksas į jūsų namus draustų paštu. Arba jūs galite pats asmeniškai nuvykti į kompanijos ofisą ir jums bus atiduotas jūsų uždirbtas auksas. Antroji galimybė. Savo uždirbtą auksą jūs galite saugoti sertifikuotoje aukso saugykloje, su kuria mūsų kompanija turi pasirašyti kontraktą ir bendradarbiauja. Ir trečioji galimybė. Jūs savo uždirbtą auksą galite parduoti atgal kompanijai, kuri pagal kontraktą įsipareigoja iš jūsų atgal jį nupirkti, pagal tos dienos nustatytą aukso kainą, o pinigus persivesti į savo asmeninę banko sąskaitą. Tai buvo viskas apie marketinginę programą. Linkiu jums laimės, sveikatos, pasisekimų ir kuo daugiau uždirbti aukso.